Išsitraukėm Jaguarą motoriuką. Eisim perinkinėt. Greičiausiai bus užvilkti stūmokliai. Nu ką, nusėmėm galvą ir ką mes čia turim? Ogi turim tai, ką spėjom. Užvilkti stūmekliai. Gilzės išvilktas. Nežinau kaip parodyti. Vienas. Antras. O tas greičiausiai mum barškėjo. Pasisukim motoriuką. Ir ką mes turim čia? tą patį. O, taip geriau matas. Ką, trauksim viską laukan. Žiūrėsim toliau, ką su juo daryti. Nu ką, sėrdėm daugiau mes tą daiktą ir ką mes matom. Taip. Ačiū Dievui su velinu, kaip ir viskas gyva. Neužvilktas. Toliau čia ką, krūvą maurų matom. Klebančius balansyrinius velenėlius, kurie maskatuojas, jis negalėsim jų palikti. Tiek vienas, tiek antras. Taip, čia viskas giliuose mauruose. Taip, einam toliau. Kas gyvena kartery naujų mašinų? Atrodo nekaip, košė makalošė. Taip, stūmokliai. Kur čia ta šviesos žaisti? Čia tas mūsų barškuolis. Visi 4 vilkti. Visiems atėjo paskutinioji. Taip, toliau. Ką radom? Radom gražią naują turbiną, bet jau nebe naują. Kažką pagavus. O pagavus greičiausiai radom įkritusi senos turbinos ašelę su varžteliu. Vienas iš variantų, kad čia buvo patraukę šitą daiktą ir nutarkavo. Tai vat. Dar į komplektą turim. Jam ant variklį, nuėmus priekinį reduktorių, iš reduktoriaus pasipylė atraminės šaibelės. Teks ieškot kitą reduktoriaus arba skleisti ir žiūrėti, kas ten jam, ką ten galim padaryti. Čia velinas.
Velenas kaip ir gyvas. Velenas kaip ir gyvas. Galvutė. Irgi nieko blogo nesimato. Ai. Puikiai matos, atsižymėja vožtuvai. Kažkokiu būdu ant visų stūmoklių atsižymėja vožtuvai. Išmetimo pusės. Visi. Tai vat, tiek žinių. Krūva detalių. Tai va, tiek.